Good morning. Šiandien nusprendėm dėl rūko varyti į Trento. Tada suprantam, kad rūko nebelabai yra, bet vis tiek nusprendėm varyti į Trento, tai varom į miestelį. Čia yra tos trasos, čia raudona kažkokia. Ir čia yra tie pagrindiniai keltuvai ir nuo to pagrindinio keltuvo yra autobusai, kurie veža į tos didesnius miestus. Tai mes dabar su Šaikela einame ieškoti to baso. Mums čia rodo važiuoti apie 2 valandas su vienu persėdimu. Tipo valandą iki tokio ten kažkas iš Tonio, žodžiu, kažkoks toks. Ir tada iki Trento jau perlipti. Tai bandysim. Žodžiu, čia su stotelėm yra labai confusing. Tai mes tikimės ir bandom išsiaiškinti, kad čia, jeigu ne, aš nežinau, ką dar padarysiu. Va, Tijone, aš sakau, čia. Žodžiu, aš aišku, vienintelė, kuri važinės autikais, tai išsiaiškinau, kaip mums važiuoti. Yra pliusų, neturi teisų. Važiuojam. Atvažiavo autikas. Kiek mums mokėjom už bilietus? 33 eurų. Bet čia už 6 žmonės? Tai normaliai, labai normaliai, nes čia kelio apie 2 valandas. Tai visai fainai. Bet čia, pavyzdžiui, iš viešbučio iki Kampilio iš viso yra nemokami šatlai, tai kažkaip susikaimėm autikų ir nėra labai blogai. Mes atvažiavome į stotį Trento su vienu persėdimu, bet we here. Einame link senamiesčio. Čia atrodo, netrodo labai didelis miestas, bet va, kiek čia tarp tų kalnų gali būti, tai manau, kad čia vienas didesnių. Aš radau parduotuvę savo vardu. Iškanašu jums pasakyti, bet va, Italijai galite rasti Trento miestelėje. Nu, bet visai gražiai, čia visai gražiai. Aš matau savo tikslą. Ačiū. Sephora išleidau 100 eurų. Gyvenime aš ten nebegrįšiu, žinokit. Žodžiu, atėjom pavalgyti į kažkokį restoraną. Čia padavėjos mama viską gamina. Nu, atrodo, tai labai fainai. Mama šiandien plaukus taip fainai pasidarė. Ok. Man taip nei padaro, nei aš pasidarau, bet nieko. Taip neįsižeidžiau, viskas ok. Ok. Atėjom kažkokią pilį. Tikiuosi, kad čia nieks negyvena. All right. Nu, visai nebloga chata būtų iš tikrųjų, jeigu gyvent. Dėjom pagrindinę aikštę. Nu, visai taip gražiai. Nu, viskas čia kažkaip fainai, kad spalvoti tie pastatai visi. Yra ir parduotuvių, kas keista. Nors ne tokių normalių. Nes gana mažas miestas. Ir gražu. Nu, visai reitinu gerai. Kaip tarp kalnų, tai tikrai fainas miestelis. Fainas ir fontanas ir pastatas su detalėm. Aš radau thrift shopą. Nu, ten tokį tipo minimalų. Čia arba Šeinas ir Libija, arba thrift. Tam thrift'e drabužiai tai yra kaip humanai tipo paskutinę dieną prieš naują asortimentą maždaug. Žiauriai fainų jam. Mano striukas šiuo metu guli šiukšliadėžėje, Trente. Norėjau nufilmuoti jums, bet kažkas išmetė. Vat, kažkas su balta striukė ir nauja tašė. Bet jo, new hat ir new striuk. Nauja era. Nes ta striukė iš Planavėra buvo man 3 metus. Ir šita labai faina. Labai tokia soft. Ir su labai dideliais seilais. Tai mums labai patiko. Žiauriai. Tai aš vloginu visą dieną. Šalistiškai. Anyways, važiuosime namo. We back. Ir dabar dar haul, nes buvo biškai apsišopinti Trento. Fokusuoja. Anyways, gerai. Pirmas dalykas, nu jūs jau matėt, bet šitą kepurę Carharto, viskas buvo ant seilų.
Tai žiūri fainai. Jinai one sizes, bet jinai visai gerai man susimažino. Labai faina spalva. Mečina prie striukės. Striukių jūs irgi jau matėt. Tai aš manau, kad nerodysiu, nes labai tingiu. Tada iš Tally Whale long sleeves va toks vat. Jis labai panašus į mano tas scuffers, kurį aš labai nešioju. Tai žinau, kad man patiks. Tai that's that. Tada šita maikė irgi buvo tokiam outlete. Ir jinai man pasirodė pradžiai žiauriai ilga, bet aš kai užsidėjau, jinai buvo grinai tipo žiauriai gero dydžio iš Tommy Hilfiger, 3 eurų. Kai Tommy Hilfiger galvojau, kad bus žymiai blogiau. Ir jinai labai fainai apsitempė ir jinai labai gero ilgio, kad jinai dengia pilvą pilnai. Tai žiauriai faina. Tada mes turim čipsų. Neringa nusipirko anyžinius saldainius, kuriuo aš nekenčiu, nežinau, kaip žmonės gali juos valgyti. Tada mes dar buvom nusipirkusios keksiukų tokių. Tada aš pasiėmiau, man žiauriai patikdavo darželį, arba šiaip mokyklos, ar kažką dažniausiai duodavo, tos tokius jelly saldainius, nu tokius, žinot, su cukrum tokiu. Ja. Tai čia radau pakelį, nusipirkau. Žodžiu, nusipirkau šitus Acne Pimple Patches, nes šiti vienintelis dalykas, kas man veikia. Taip, iš visų Pimple Patches šiti veikia geriausiai. Nu, dar Pharma Oil neblogi, bet, nu, tipo, šiti permatomi, tai tas žiauriai fainai, nes Pharma Oil ten yra su tokiais piešinėliais. Tai pasiėmiau iš karto 2, bet jie po 2 eurų, tai biški. Žodžiu, tada pasiėmiau, man baigėsi foundationas, aš norėjau House Labs, nebuvo House Labs, nes labai maža Sephora buvo. Pasiėmiau Flawless Filter, nes nebuvau bandžius, bet nu, visi naudoja, visi sako, kad žiauriai gera, tai tikiuosi, kad gera bus, nes 40 eurų. Ja. Tada pasiėmiau Fenty Beauty Contour Stick, Amber šeidas. Pas mane čia yra šeidas, palaukit, aš pasakysiu, Fair Pale, pirmas, čia irgi pirmas. Žodžiu, I was humbled, nesu Tan Berry, jeigu ką. Tada šitas buvo žiūri prikolas. Man Sephora davė, nu žinot, kai duoda mėginukus dovanėlę, tai tipo, kaip perki kažką, man davė tipo tokius kvepaliukus. Niekur čia neparašyta, koks čia brandas, tipo, kas čia per kvepalai. Jie žiauriai kvepia, bet aš, jeigu norėčiau, aš negalėčiau nusipirkti, nes nieko nepažymėta. Ir tuomet dar buvo vienas daiktas, kurio neberandu. Pasiėmiau tą rudą tokį eyelinerį iš Sephoros, tiem freckles ir šiaip, tai čia yra Intense Ink Felt Liner Classic Line Waterproof ir čia yra šeidas Espresso. Tai vat, tai čia mano toks mini haul. Turbūt tiek, grįžom į kambarį, visi labai pavargę, visi labai nori miego, nežinau kodėl, niekas nelabai supranta. Tai turbūt šiandien norėsim miegot ir rytoj vėl slidinėt. I think that's it for today. Bye.